Kantrybės taurė. Kantrybės taurė, radio stoties RS2 eteryje ir jau renkame telefono numeriuką, bandysime prisiskambinti ir tikėkime pavyks, nes turime tik vieną tą telefono numerį. Ar turim signalą? Gerai. Muzika visiems. Labą dieną. Labą dieną. A čia Yamaha, ne? Nu taip, muzika visiems, Yamaha, taip. Aha. Girdėjau per radiją, ten labai smagi reklama tokia pas jumis, vokiškai ten, kur kalbat tokia primenta, žinot, 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier, žinot. Ir ten sakant galą, tipo, kad vokiški instrumentai labai geri yra, ne? Taip, taip. O tai, o kokie tada blogi yra? Kokie blogi? Nėra blogų instrumentų, yra tik blogi muzikantai. O, čia gerai. O tik kinietiški instrumentai geri? Kai kurie yra tikrai pakankamai kokybiški. Bet jau čia jau turbūt kokia kiniečių nacionalinė gitara kokia turbūt, ne? Jo, mažytė ir su siaurais tarpeliais. O čia kaip akis siauras, ne? Nu taip, pagal kiniečius. Tai gal į stygas net pirštai netilptų? Nu, priklauso nuo to, kokio putlumą jūsų pirštukai. Šauna. Žiūrėkit, o dabar aš čia taip pasiklausiau, galvoju, gal iš tikrųjų kokį instrumentą šventėm nusipirkti. Tai, žinot, jūs gal užeikite pas mus ir visoj toj gausybei mes kažką atrastumėm. O jūs galėtumėt maždaug pasakyti, nemokiančiam groti, ką nors galim nusipirkti, ne? Žinoma. O pavyzdžiui? Pavyzdžiui, gitara. Bet nemoku aš groti. Ir dar plius šalia dar ir knygutės turim. Pradžiamokslėm, kur galim namuose atsiversti šaltai žiemos vakarais ir prie karšto vyno taurės išmokti groti gitarą. O tai aš prisigėręs, kai užgrosiu, tai... Tai va, ir atsiskleis talentas jūsų. Manau, kad jūs užeikit pas mus į mūsų parduotuvę ir mes tikrai pabendrausim ir išrinksim kažkokį optimaliausią jums variantą. Aš tai tikrai užeisiu, nes jau susigundžiau dėl tos gitaros, o sakykit dabar, jeigu draugiai būgnus, pavyzdžiui. Galit ir klasikinių būgnų komplektą, galit ir elektriniai, pavyzdžiui, būgnai labai patiktų, man atrodo. Elektriniai? Taip. A tai čia tie, kur prie televizoriaus prisijungt, ten nesu matęs per žaidimus? Ne, pas mus ten Heroesų nėra tokių. Nėra tokių? Ne, nėra pas mus žaidimų. Pas mus tik rimti instrumentai. O keistų kokių gal turit? Ko tokių? Keistų gal kokių instrumentų, ką žinau, kaip fleita kokia? A fleita nekeistas? Turim ir fleitų, turim pakankamai keistą, tokį jau labai keistą muzikos instrumentą, su kuriuo mažai kas moka groti, lūpinę armonikėlį. Lūpinę armonikėlį. Taip, arba dambrelis, labai irgi įdomus instrumentas. O kas čia toksai dabar labai gražiai skamba? Dambrelis? Aha. Toks daugiau prie liaudiškų instrumentų, toks, kur dambrint, kur reikia. Įdomų garsą duoda. O tai čia, jeigu su juo išmokčiau groti, sakot, mažai kas groti į Lietuvos talentus, gal galėčiau varyti? Tai laisvai, man atrodo, dar Mikas prisidėtų šalia su savo dantim, tai puikų ansamblį padarytumėt. Aš, man atrodo, su jo grojimu jam dantis išbarškinčiau greičiau. O žiūrėkit, aš esu matęs ten būn per telikus rodo, ten visur, kad būn toksai, kad apsimeti, kad grojau, iš tikrųjų labai graži melodija skamba. Yra tokių gitarų, pavyzdžiui, kad flešiukai įsikišia į ten kokius varau įsidėsi. Gitarų su flešiukais dar neteko net man pačiai matyti. Bet yra klavišinių instrumentų su flešiukais, kur galit praktiškai, jeigu jau tokį instrumentą turėsit, galit jau eiti ir pinigėlius uždirbinėti. Aš gal kai Lietuvos talentus galėčiau eiti su tokiu. Jūs norite Lietuvos talentus, ar ne? Nu, nežinau, tai gal vis tiek, jeigu kažką tai ten tokia jau naglą sugročiau, tai kodėl ne? Balsuotumėte už mane? Aš pasikartosiu, iš tikrųjų, jūs užeikit ir mes pabendrausim ir surasim tinkamą variantą. Supratau, tai gal aš prisistatysiu, kad atpažintumėt, kai ateisiu jau kaip bičiuliai, vis tiek susidraugavom čia. No. Čia radio stotis RS2. Labą dieną. Šmaikštuoliai. Ar čia tas vedėjas su ilga kasa? Taip, su ilga. Nesupinta kasa, iš ties, galiu pasakyti, Egidijus nesupinė dar man šiandien. Taip, su ilga kasa čia sėdė tas šalia, bet kalbėjau, tai aš be kasų čia tas. Sakykit, su ko bendraujam? Jūs bendraujate su kolegė,
savo kolegę. Taip. Kristina iš Yamahos parduotuvės, kuri taip pat buvo pas jūs radijoje. Sužavėjo Kristina. Žinoma, dar su jumis dabar norėtų pabendrauti tas, kur jo prosenelis buvo Mozė, kur ten su jumis Morzė, jo, kur sveikinus tokiais tų kodu ir zebro kojos instrumento išradėjas, Gintautas Gasevičius. Taip, kad perduodu ragelį jam. Gerai, ačiū. Gerai. Alio. Sveiki, Gintai. Sveiki, iš RS2 skambina jums. Taip, mes čia bandėm kantrybę jūsų darbuotojų. Žinokit, labai kantrus turit. Tai ta kantrybė, viskas gerai su ta kantrybė, ar ne? Viskas gerai. Ir iš tikrųjų aš norėjau paklausti, iš kur tokių gerų darbuotojų, Gintai, randat? Pagal skelbimą gal? Ne pagal skelbimą, tiesiog pažiūrime, čia ir matom, kur nuostabus žmogus, vat ir viskas. O tokių Šiauliuose nėra daug, bet visus juos pažįstam. Bet labai džiugu, kad tokie žmonės dirba Yamahoje, ar ne? Taip, o ne kitur. Visur kitur tik tai blogi, o čia pas mus patys geriausia. Šaunu, Gintai, tai dar pasakykit visiems, koks jūsų adresas, nors mes ir reklamuojam čia jūs ir viską, ir kur gali visi ateiti ir įsigyti, kad ir šventėms nemokantis groti bet kokių instrumentų. Aš iš tikrųjų labai stipriai apsičiaučiu, jeigu pasakyčiau savo namų adresą. Nesakykit namų. Šį kartą pasakysiu įmonės. Gerai. Vasario 16 gatvė 41. Laukiame ištisą parą. Ne, pajuokavau. Nuo 10 iki 18 valandos. Kasdieną. Išskyrus sekmadienį. Nedirbat sekmadieniais? Sekmadienį nedirbam, iš tikrųjų čia didelė čiaulystė, nes visi normalūs žmonės sekmadieniais tikrai netupi namuose, neprijunginėja šitų televizijos kanalų ir nevaikšto bažnyčią. Taip. Nors va, iš tikrųjų taip, sekmadieniais nedirbam, šeštadieniais irgi dirbame vis tik tai, bet iki 4 valandos, o visom kitom dienom laukiam jūsų, visų. Labai džiugu, Gintai, dar noriu pasakyti, kad pas mus čia vyksta toks testas kantrybės ir mes būtent žmonėms, kurie išlaiko tą kantrybės testą, dovanojame dar ir prizus. Tai vat jūsų kolegijai Kristinai, jūsų darbuotojai Kristinai, mes norim padovanoti 100 litų vertės dovanų kuponą pailsėti pramogų parke Impulse. Fantastika, ar galėtum tą pasakyti jai pačiai? Galiu. Gerai. Alio. Kristina, laba diena. Labadiena dar kartelį. Taip, sakėm mes jau Gintui, kad už jūsų kantrybę mes norim padovanoti jums prizą, tai yra Dovydo batai. Jeigu nieko, 45 išmera, gerai? Truputėlį gal per maža, sakyčiau. Juokaujam. Tokiam mažam žmogui per maža. Kristina, mes juokaujam. Suprantat, kalėdinės dovanas reikia kišti į batą, kadangi tik tai 45 bijau, kad man nelabai tūks visos dovanos ir dar koja įkišti. Supratau, Kristina, mes pajuokavom, iš tikrųjų, tai jums visiškai tikrai atitenka 100 litų vertės dovanų kuponas pailsėti ir papramogauti Impulse sporto ir pramogų parke. Labai malonu, labai ačiū. O į kompaniją ar galiu kažką pasiimti? Taip, būtinai, aš šiandien esu glaudės švarės susidėjęs. Aš irgi išsiploviau. Kristina, nepadėkit ragelio, toj papasakosim, kaip šį prizą jūs galėsite atsiimti, gerai? Gerai, ačiū jums labai. Ačiū jums, daug pirkėjų. Ir gerų švenčių. Jums taip pat, labai gražių švenčių.